Labas rytas tiem, kas žiūrite tiesiogiai ir sveiki, kas gal vėliau pasižiūrėsite įrašą. Šiandieną kalbėsiu apie širdies kraujagyslių ligas ir vieną svarbų labai faktorių, kurį mes dažnai užmirštame ir kuris iš tiesų yra galbūt svarbesnis negu cholesterolio tyrimai, negu sveika gyvensena netgi kartais. Tai nereiškia, kad mes dabar turėtumėm nesirūpinti, bet tai, į ką mes turėtume atkreipti dėmesį. Tai šiandien papasakosiu Jums apie Roseto efektą vadinamąjį. Tai įvyko maždaug 1960 metais, kai Roseto miestelio gydytojas, o Rosetas buvo nedidelis italų emigrantų miestelis Pensilvanijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Taigi tas vietinis gydytojas alaus bare prie putojančio bokalo, kalbėdamasi su savo kolega, vieno universiteto, Oklahomos universiteto profesoriumi medicinos, tiesiog išsitarė pastebėjęs, kad Roseto miestelėje žmonės beveik nemiršta nuo širdies kraujagyslių ligų arba jų sergamumas ir mirtingumas yra ženkliai mažesnis negu kitose aplinkiniuose miesteliuose. Ir, žinote, gydytojų tarpe tas gandas ėjo, kol atėjo iki mokslininkų, nes jiems pasidarė įdomu patyrinėti, o koksgi čia pagrindinis faktorius. Taigi jie ėmėsi apklausinėti žmonės tame Roseto miestelėje, tyrinėti jų mitybą, gyvensenos įpročius, genetiką ir tai juos visiškai varė tos mokslininkus į neviltį, nes pasirodo, kad tame miestelėje žmonės, ypač vyrai, labai sunkiai dirbo alinančius ir nesveikus darbus kasyklose, kirtyklose, jie gėrė, jie negana to rūkė ir mityba tuo metu buvo nedovanotina, nes neturėdami ar negalėdami gauti alyvuogių aliejaus, jie viską kepė kiaulės taukose, o tuo metu, žinant, riebalų baimę šito laikmečio, tai iš viso kaip sakyti, neįsipaišė į jokius sveikos gyvensenos rodiklius. Tačiau vis dėlto vyrai nuo 55 iki 65 amžiaus praktiškai nemirdavo, jų mirtingumas nuo širdies kraujagyslių ligų buvo nulinis, nuo 65 aišku, jau buvo tų mirčių, bet vis dėlto rodiklis buvo dvigubai mažesnis, mažiausiai dvigubai mažesnis negu statistinis nacionalinis vidurkis. Ir štai ką jie pastebėjo, kad nors žmonės gyveno sunkiai, vargingai, bet šeimose gyvendavo po 3 kartas, senoliai tiesiog nebūdavo išvežami į senelių namus ir svarbiausia, tai buvo, kaip sakyti, jo žiūrima su pagarba, dėmesiu ir tai buvo traktuojama kaip, išminčiai. Jie visi dalyvavo įvairiausiuose socialiniuose klubuose, bendruomenėse. Ir bažnytinės bendruomenės būdavo į visas miestelis įtraukiamas, vyrai su vyrais, moteris, ar ne? Tiesiog buvo labai virė bendruomeninis gyvenimas, visi žinojo čia savo vietą, niekas nebuvo paliktas vienišas. Ir dar vienas tokios toliau jau mokslininkai tyrinėjo ir netgi buvo išleista knyga The Power of Clan, reiškia klano galia, kurios autoriai teigia, kad neįtikėtinai stiprus ryšys, kaip sakyti, mažesnės rizikos sirgti širdies kraujagyslių ligom ir nuo jų mirti yra klanas vadinamasis arba bendruomenė. Ir aišku, tų bendruomenių yra visokių. Mes irgi darbuose kartais turim bendruomenės, kurios nėra sveikos, galbūt draugų kažkokios ten, kai kurios bendruomenės jos irgi nėra sveikos, bet sveikos bendruomenės
apibrėžimas buvo, jinai buvo pastovi, stabili ir nuspėjama. Tai mums atrodytų dabar čia labai didelis blogis, bet jeigu, kaip sakyti, viskas buvo labai žinoma, nuspėjama, saugu. Jeigu ten vyras dirba kasykloje, tai ir sūnus dirbs kasykloje. Jeigu mama ten suknelių fabrike ar bliuskučių kažkokiam siuva tas palaidinės, tai ir duktė užaugusi ten siūs. Aišku, dabartiniu mūsų požiūriu tai yra nelabai gerai. Mes žinome ir literatūrų, ir filmų matėm, kaip labai sunku išsiveršti talentingom mergaitėm buvo iš tų bendruomenių, bet talentai prasiverždavo, o kitiem yra labai saugu ir tas saugumas, pasirodo, yra tiesiogiai susijęs su mažesne rizika sirgti ir mirti nuo kraujagyslių ligų. Ir kaip kitose tyrimuose rodoma, kad vienišumas yra daug didesnis rizikos veiksnys mirti nuo širdies kraujagyslių ligų negu cholesterolis padidėjęs, netinkama dieta ar net rūkymas. Tai kokia čia būtų išeitis mums gyvenant šioje visuomenėje, kur dar vyresni žmonės, dar jie daugmaž turi kažkokius socialinius bendruomenės, bet dažnai jaunimas, vaikai, jie panirę yra tik tai į virtualų pasaulį. Tai pirmas toks dalykas, būtinai, ką rekomenduoja ir mokslininkai, ir blue zone, šitų mėlynųjų zonų tyrinėtojai, vienas iš ilgamžiškumo ir sveiko to ilgamžiškumo rodiklių yra jungtis į bendruomenės, į palaikančias bendruomenės. Mes, sakysime, gyvename vienkiemėje, tai čia bendruomenių, mes kaip ir nebendraujame, ar ne, čia yra vienkiemis, bet mes turime, sakysime, šeima, tokį 3 bendruomenės stiprias. Vieną, tai turim, kaip aš dirbu, kaip komunikuoju čia su jumis, edukuoju kaip sveikatos žurnalistė, tai mes turim labai stiprią Neolife bendruomenę, su kuria kartu jau daug metų, jau 12 metų keliaujame, planuojame, vykstame ir esame susiję tokiais, draugiškais, broliškais ryšiais. Ir tai net labai akivaizdu, gal daugelis jūs turi tokių bendruomenių. Ir netgi Rygoje buvo mūsų tradicinis toks metų, kaip sakyti, konferencija, balius, ir buvom apsigyvenę viešbutyje, kur pakilus 22 aukštą bare ten galima pamatyti miestą, ir iš savo vakarėlio, kuriame visi linksminomės, visi šokome, apsirengę su dress kodu, mes pakilome į 22 aukštą ir ten buvo visai kita bendruomenė ir tiesiog akivaizdžiai matosi vieniši, liūdni, apsikabinę ten po vieną tą kokteilio taurę kažkokią, visiškai kita energetika. Tai vienas dalykas, tai mes turime tokią bendruomenę ir į kurią visada labai kviečiame žmonės įsijungti. Įsijungti ne tik tai, kad pavyzdžiui jūs registruojatės ir perkate tiesiogiai pigiau produktus Omega, bet mes siūlom bendruomenę. Siūlom visą paketą ir iki, kaip sakyti, gyvenimo pabaigos. Toliau mes dar turim tokią rašymo bendruomenę, tokią slaptą, nedidelį klubą, kuris teikia labai daug džiaugsmo, darome susitikimus, stovyklas ir šiaip, toks irgi elitinis būrelis. Dar mes turime tokią bažnytinę bendruomenę, irgi lankome su vyru bažnyčią, kur yra bendruomenė ir stengiamės dalyvauti toje, kaip sakyti, bendrystėje, nes tai yra palaikymas, tai yra pokalbiai, tai yra susitikimai ir jeigu tau nutinka bėda, tu niekada nebūni vienas. Plius tai suteikia didžiulio džiaugsmo. Tai vis dėlto dar metų pradžia, pats laikas dar galvoti, ką šiemet aš galėčiau pakeisti. Tai labai rekomenduoju
jungtis į bendruomenės. Ir va, čia Milana parašė, kad labai didelė dalis tų senjorų pesimistai ir bumbekliai. Taip pat žiūrėkite, mano draugė Vida Greičiuvienė ir įsikūrusi senjorų pasaulio grupė. Tai jūs ten pasižiūrėkite, ten nėra jokių bumbeklių, ten jie keliauja, ten jie šoka ir tai yra užkrečiama, gera nuotaika yra užkrečiama. Aišku, žmogų su amžiumi charakterio bruožai, jie, kaip sakyti, dažnai ryškėja. Ir jeigu jau buvo bumbeklis jaunystėje, sunku gal tikėtis, kad bus atsibumbės, reiškia, senatvėje, bet yra tikrai bendruomenių ir negalima stigmatizuoti nei vienos, sakysime, amžiaus grupės. Yra nuostabių bendruomeniškų žmonių visose grupėse ir tiesiog tai yra visai kita gyvenimo kokybė ir, kaip matom, susijusi su širdies, kraujagyslių ligų rizika. Tai mes kartais galime žiūrėti kiekvieną salotos lapą. Galime po 10 000 žingsnių būtinai, kaip sakyti, surinkti, bet vienišumas, jeigu esame vieniši, tai jis pjauna labiau. Tai sveikiausia yra daryti viską. Ir šita bendruomenė, Roseto miestelio bendruomenė, jie po darbo eidavo ilgus pasivaikščiojimus, jie rinkdavosi ar ne, jie dainuodavo, jie baliavodavo, o tai yra džiaugsmas, tai yra bendrystė, draugystė, yra didžiulė dovana. Taigi, kalbėdami apie sveiką mitybą, mankštas, gyvenseną sveiką ar ne, atsisakymą žalingų įpročių, ar ten kavos puodelio, bet visada pagalvokime apie tai, kas mus iš tikrųjų ir kuo vyresni esame, tuo mums labiau reikės tos bendruomenės. Taigi, junkimės į bendruomenės, bendraukime, išsikalbėkime ir ypač vyram tai yra labai svarbu. Taip pat kai kurie ten medžiotojai, žvejai, tai jau moteris nepykim, kad jie ten išeina, gal ilgiau gyvens ir bus sveikesni. Tai ačiū Jums šį kartą už dėmesį, tiek žinių iš Molinių, junkimės. Ir čia buvo Nijolė Koskienė, sveikatos žurnalistė, mane galite rasti Facebook profilyje, YouTube kanale sveikatos žurnalistė ir daugiausiai informacijos yra su nuorodomis ir įkelsiu irgi tos tyrimus nuorodą mano tinklaraštyje www.sveikatosžurnalistė.lt ir iki pasimatymo. Ate.